Labadiena. Vykdydami projektą Klaipėdos miesto savivaldybės ugdymo įstaigose, projektas susietas su elektroninių cigarečių vartojimo prevencija, kalbame šiandien su gydytoju toksikologu, mokslo daktaru Robertu Badaru. Kalbame tema labai svarbia ir aktualia, bet paliečiam ją šiek tiek iš specifinio kampo. Ką ugdymo įstaigos, mokytojai, administracija galėtų daryti ir kaip mato jų veiksmus arba jų visą veiklą iš savo pusės gydytojai klinicistai. Nes klinikinė prasme mes visi puikiai suprantam, kad kaip mūsų vaikas, paauglys patenka į gydymo įstaigą, patenka į ligoninę, mes visi tikimės, kad viskas bus gerai, kad išgelbėtų, jam padėtų, bet jis yra toj konkrečioj socialiniai terpėj, tai yra ugdymo įstaigoj. Ir pirmieji, kas jį gali matyti, tai yra jo bendraklasiai, tai yra ugdymo įstaigos administracija ir tai yra mokytojai. Bet pagrindinės klausimas, ko reikia ugdymo grandy, kad tas paauglys į tą ligoninę nepatektų. Robertai, kaip ir darant įžangą, jūs iš savo patirties ir ilgametės praktikos matėt ne vieną atvejį arba teko analizuoti su kolegom toksikologais klinikinės situacijas, kada pagarinęs paauglys patenka į gydymo įstaigą ir laiko daug nėra jį gelbėti. Reikia žinoti nuo ko ir kaip. Ar yra kokie nors kontaktai tarp gydymo įstaigų ir mokyklų, tarkime, surinkant informaciją, ką jisai garino, ką jisai galėjo garinti, galbūt jie randa kažkokias medžiagas, ar tarkime priemonės, ar tas pačias elektroninės cigaretės, nežinau, kišenėse, kuprinėje, ten klasėje, dar kažkas. Yra kažkoks bendradarbiavimo kelias ugdymo mokykla gydymo įstaiga, kuri padėtų kažkaip nustatyti arba bent jau suprasti situaciją. Sveiki. Ačiū Dievui ir sveikatos ministerija, aš nedirbu su paaugliais, aš dirbu su suaugusiais ir pas mus visi nuo 18, bet kaip jūs klausėte, ar mes bendravom su kolegom, taip mes bendravom su pediatrais, kurie pediatro intensyvistais, kurie gydo tokius apsinuodijusius paauglius. Ir iš karto atsakysiu už kolegas, mano supratimu, tas bendravimas jis šiaip gražus iš savęs, bet įtakos paauglio sveikatai ūminio apsinuodijimo atveju neturi. Kodėl? Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus legaliai paauglys vartoti negali. Tai yra tai, ką jis gauna, jis yra jau nelegalu. Ir dėl galvoti, kad jisai čia naudoja ten tas legalias kažkur legalioje parduotuvėje per tas medžiagas, yra naivu. Nes didžiąja dalim tai yra savos gamybos arba tiekėjų gamybos ir medžiaga, kur kokybės garanto nėra ir tiesiog tu turi pasitikėti tuo žmogum, kuris tą nelegalią medžiagą gamina ir sako, aš tikrai žinau, aš čia patyręs. Kas aišku, savaime negali būti tiesa, nes patirties daug negali būti, nes tos medžiagos yra Lietuvoje labai naujos. Ir didžioji dalis jų yra pagaminta, sukurta netgi prieš kelis metus ar net kelis mėnesius. Todėl vietoj to, kad darytų bandymus ant gyvūnų, daro bandymus su vartotojais, kurie dažniausiai yra arba nepilnamečiai, arba jauni suaugę, nes jau vyresnių suaugusius šitas produktas labai mažai plinta. Tai Ne ta amžiaus kategorija, ne? Yra labai aiškus tyrimai, kurie rodo, kad net yra labai gražus tyrimas padarytas Jungtinėse Amerikos valstijose, kurį užsakė patys gamintojai vieno tokio elektroninių cigarečių produkto. Ir jie su dideliu liūdesiu pastebėjo, kad jų rinkos augimas 15-17 metais yra susijęs dėje, bet su 14-17 metų segmento padidėjusiu vartojimu. Nesvarbu, kad jie parduoda legaliai, vis vien galutinis vartotojas, kaip čia ir dabar galutinis naudos gavėjas, galutinis vartotojas yra 14-17 metų paauglys dažniausiai. Tai su tuo sutinka net patys gamintojai, legalūs gamintojai. Mano supratimu, aš nesu iš tos rinkos tyrėjas, bet akivaizdu, kad tie pacientai, kurie patenka su ūminiu toksiškumu, nes šios medžiagos turi lėtinį toksiškumą, nebejotinį. Su ūminiu toksiškumu, tai jie visi vartoja, kiek man teko matyti, nelegalius produktus, ten perka tos, kaip sakyti, jau buteliukus, yra tekę jos ir matyti, tokie nedideli buteliukai supilstyti. Tokių lašai, ne? Tokie. Panašiai.
Supilsi užrašiukai tokie gražūs. O kodėl, galbūt nežinau, galbūt iš jūsų patirties, tarkime, arba iš tyrinėjimų, kuris teko atlikti, kodėl tai yra visgi ta kategorija 14-17? O kas toliau? Sąmonė formuotis pradeda? Geras klausimas. Yra labai nedaug mokslinių tyrimų apie tai, faktų apie tai, kad tai yra, šita grupė yra taikinys, yra nebejotinai daug. Tačiau tyrimų, kurie tirtų priežastis, kodėl būtent realiai nepilnamečiai yra labiausiai įnikę iš tos produktus, yra daug, bet tie, kurie yra kai kurie iš jų labai išsamus. Ir realiai nuo šitų tyrimų ir buvo pradėtas tas visas mokslinis šitų medžiagų tyrinėjimas, būtent epidemiologija, kodėl. Ir atsakymas tos studijos labai naiviai baisus. 81% nepilnamečių kasdieninių garintojų, kuriuos apklausė, paklausti, kodėl jie tai daro, kodėl jie garina. Atsakė, kad yra labai daug malonių skonių. Abu žodžiai yra kertiniai, ne vienas. Jeigu būtų tik malonų skoniai, tai būtų braškės, bananai, obuoliai, kopūstai ir gal dar burokėliai. Visus 5 paragavai, apėjai kitą eigą ir nusibodo. Tačiau jų yra ne tik malonių, bet ir nepaprastai daug. Ir vaikai dėja, bet kolekcionuoja tos skonius. Aš anksčiau tos mano kramtomų gumų kolekcionuodavau. Taip, tai dabar jie kolekcionuoja skonius. Ar tu tą bandėjai? O tai būtinai pabandyk. Kad ir kaip paaugliai norėtų būti vertinami kaip suaugę, kad ir kaip jie stengtųsi atrodytis ir elgtis kaip suaugę, kiekvienam tokiam paaugliukė sėdi mažas vaikelis, kuriam reikia skanumynų ir saldumynų. Ir būtent todėl pirmosios tokios ribojimo priemonės buvo susijęs su skonių ribojimais. Aišku, kai kurios patyrė fiasko, tai pavyzdys geriausias yra Lietuvos, taip sakant, skonio draudimai, tai yra juridinis ir moralinis valstybės fiasko, kito žodžio aš neturiu, matyt, taip jau yra pas mus. Ir būtent skonio ribojimas, jis selektyviai veikia į nepilnamečius. Selektyviai, nes kiek teko būti ir tose darbo grupėse, tai tiek lobistai, tiek pardavėjai atstovas, ar tik nelieskit skonį. Ne apie mokesčius kalba, ne apie amžiaus, tik nelieskit skonį. Nes jeigu nebūtų skonio, tai mes ko gero čia dabar nesidėtume, uždėtume kitais dalykais. Matyt, kad taip. Bet iš to, ką aš iš jūsų girdžiu, reiškia, kad vadinasi, grįžtant jau į ugdymo įstaigos plotmę, švietimas, tikslinis švietimas, darbas su tais paaugliais ar visuomenės sveikatos specialistų, ar tų pačių, sakykime, mokytojų, ar išorinių ekspertų įtraukimas, ar galbūt projektų vykdymas mokinys mokiniui, kai, tarkim, vyresniai pasakoja jaunesniem apie tas rizikas, problemas ir panašiai, turėtų, aš nesakau, kad padės, nes mes jau tas, sakykime, tabako žalos klausimus sprendžiam nuo nepriklausomybės atkūrimo, kaip sakoma, taip jau aktyviai kaip nepriklausoma valstybė, bet pakol kas stipriai niekur nepasistumėjom iš principo. Tai vadinasi, priemonės, kurias mes šiuo metu turim ir taikom valstybei, jos nėra veiksmingos ir tą, ką aš girdžiu iš jūsų, galbūt netgi mes jų ir netaikom, nes aš pat išgirdau, kad yra 3 dabar pilotiniai modeliai. Bet savivaldybių tai yra ne 3 ir ugdymo įstaigos ne 3. Ir mūsų vaikų yra toli gražu ne 3. Jeigu aš gerai prisimenu, 13 metais buvo padaryta studija, kad Lietuvos valstybės, kaip finansinis poveikis, tarkim, nuo rūkymo, kaip neigiamo, tai yra šalies biudžetui, tiesioginiam kaštam, pasiekė beveik 1 milijardą. Tai reiškia, kad jeigu mes dabar nepradedam galvoti apie tai, kad tiem vaikam, paaugliam, kurie dabar patenka šitą kategoriją, kalbant apie ugdymo įstaigos įsitraukimą, tai reiškia, kad vadinasi turi būti labai aktyvus darbas, pirmiausia šviečiamasis darbas. Bet klausimas yra kitas, ar tokiu atveju nereikėtų, kad tai būtų labai tamprus darbas kartu su gydymo įstaigom, su specialistais, su pediatrais, su toksikologais, ta prasme, nes, kad iš tikrųjų ugdymo įstaiga labai proaktyviai veiktų
šviestų ir savo komandą, ir mokinius, ir administracija žinotų, ką jinai galėtų padaryti. Nes labai dažnai, bent jau iš mano patirties, iš teisinės susidurėm su to, kad kontakto fizinio su vaiku pagal statymą dabar negali turėti. Gali paprašyti, kad jisai kišenės parodytų. Bet pateiti ir sakyti, jeigu jisai sakys, nerodysiu, tai negali jam išversti. Tai vat klausimas iš karto tada, o ką galima būtų daryti, kaip užkirtant tą kelią tokiem situacijom, dalykam iš jūsų pusės, sakykime. Vis tiek, kaip praktiškai tenka analizuoti, mąstyti apie visus tos dalykus. Nes jeigu kaip pacientai atvažiuoja į gydymo įstaigą, dažniausiai tiesiai iš ugdymo įstaigos. Ar retai, ko gero, iš namų arba iš kokios kitos socialinės aplinkos. Nebent iš klubo galbūt ar gali būti. Jūs kaip tikras teisininkas sumalėt 17 klausimų į vieną vietą ir aš užmiršau pirmus 16. Bet pabandysiu atsakyti. Iš tiesų, dėl pačios terminologijos, galbūt jeigu ne viską pasakysiu, man dar pataisysit, bet aš nežinau, ar reikėtų maišyti tuos terminus. Šiaip tai jie yra ganėtinai mokslinėje literatūroje atskiriami rūkymas, tabakas ir garinimas. Nes dabar toks pilkoji zona, jinai yra šalia to tradicinio rūkymo ir netgi yra darbų, kurie rodo, kad tas pats rūkymas kaip po toks, jisai mokyklose mažėja ir amerikiečiai turi studijas, kad labai mažėja, bet jį pakeičia. Turime konvencinius tabako rūkymus. Taip, tradicinis tabakas, tai kas Europoje yra nuo 1492 metų, kai Kolumbas pirmą kartą grįžo iš Amerikos. Ir vėlgi, net tas nikotinas, kuris kartais yra, ne visą laiką, pabrėžiu, ne visą laiką yra šitom skystis, nes yra skystis be nikotino. Beje, elektroninės cigaretės, kurios buvo patentuotos 1965 metų rugpjūčio, jeigu neklystu 17, neklystu, jos savie nikotino neturėjo, kaip jie neturėjo ir skonio. Ir tik po to, kai jau pradėjo jų komercializavimas, po 40 metų, kai kinai tai pradėjo gaminti, pridėjo skonius ir pridėjo nikotiną. Iki tol klasikinės elektroninės cigaretės to neturėjo. O tai kas juose buvo tada? Glicerinas, kaip tai buvo kūrėjas Herbertas Gilbertas, kuris sukūrė 63 metais, užpatavo 65, realiai sukūrė mažą dūmų mašiną, kur būna naktinėse klubuose, diskotekose. Aš tai ir sakyti, iš tokio pasakojo, tai yra glicerinas, bet dūmų mašina. Ir po to jis 40 metų pargulėjo stalčių, nes nieks nenorėjo to patento pirkti. Ir kai visi sako, kad tai yra labai naujas išradimas, tada aš esu gerokai naujesnis už tą išradimą, jeigu taip iš tiesų, nors turbūt taip netrodo, kad labai būčiau nauja. Taip, kad ir čia prasideda informacinis rūkas. Lengva netiesa, iš tiesų galime ją pavadinti melu, nes tai nėra naujas išradimas. Jis yra perdarytas senas. 965. Taip, rugpjūčio 17 diena yra Amerikos pasaka. Kitais metais, kaip sakoma, taip jau. Taip, 60 metų. 60 metų bus. Aha. Vėlgi, yra be nikotino. Maža to, net jeigu yra nikotina, yra šalių, kuriuose yra prieinamas sintetinis nikotinas. Jis šiek tiek skiriasi pagal izomero struktūrą nuo natūralaus, bet yra nikotinas, kuris nepagamintas iš tabako ir sako, mums neturi, ir gamintojai sako, mums neturi galioti ir negali galioti tabako apribojimai. Nes nieko bendro su tabaku neturi, mūsų nikotinas yra sintetinis. Taip, kad tam, kad... Jis neišaugalo, taip. Jis neišaugalo. Tam, kad pasiekti vartotojai, yra rinka patiekia tokių gana inovatyvių produktų ir to vadinti nei rūkymu, nei nikotino tabako kažkokio pramonės, jau nebeišeina. Tai yra toks konglomeratas, kur visi kažkuo susiję, bet tai nebėra rūkymas. Tai nebėra vien tabako produktų vartojama. Tai tada teisingiausias terminas yra garinimas, taip išeitų. Jeigu kalbėti apie šitą naują fenomeną, nes su rūkymu viskas yra visiškai aišku nuo 64 metų, kada Surgeon General parašė savo raportą ir Amerikos gydytojai nustojo reklamuoti tabaką, nes iki to laiko, iki 64 metų buvo pagrindiniai reklamuotojai, buvo gydytojai, kurie sakė, rūkyk šitą, šitas brandas geresnis. Ir nuo tada atsirado užrašai, sukelia vėžį ir kenkia sveikatą. Tai, kas brėžiama kaip garinimas, dabar visiškai mokslui ganėtinai naujas fenomenas.
rinkai ganėtinai naujas, nes jis vėlgi turi kelias siužetinės linijas ir kelis planus. Jeigu kalbėti apie tą fasadinę, tos legalius produktus, tai yra viena problemų grupė. Už jo stovi sintetiniai kanabinoidai, kurie eina dabar gražiais pavadinimais lašinami ten ir instrukcijos po kiek lašinti ir aš nenoriu tų gatvės pavadinimų kartoti, kurios žino kas antras paauglys, jeigu nedar daugiau. Jie netgi turi savo pavadinimus skirtingose Lietuvos miestuose, skirtingai vadinasi ir taip romantiškai pateikima, visiškai neromantiškos ir pavojingos medžiagos, kurių mes, nežinau, ar čia vieta ir laikas sakyti, bet diagnozuoti negalime, to, kad mūsų laboratorinė diagnostika šitoje vietoje sustojo 20 amžiaus pabaigoje. Ir sakau tai su visa atsakomybė klinicistų. Bet taip išeina, kad tada ugdymo įstaiga ir jos administracija turi labai didelę atsakomybę savo užtikrinti tokiu atveju, nežinau, vadinti garinimo priemonių arba, sakykim, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją tada. Ir ta prevencija turėtų, vadinasi, numatyti ir veiksmų sąvadą, sprendimų, įgalinimą mokytojų, tam tikrų vidinių taisyklių sutvarkymą. Nes dabargi mes turim puikiai vėlgi aprašytą švietimo sistemą, kurioje labai akivaizdžiai žinom, kad turi būti taisyklės, sutartys su tėvais, krūva visokių sutikimų, jau taip ugdymas po truputėlį panašiai į mediciną. 35 parašai ant 2 dokumentų. Bet pagal tai, ką aš girdžiu iš jūsų, taip išeitų, kad vadinasi, įdirbis turi būti labai realus praktinis. Nes teoriniam lygmenį mes ko gero visi žinom, kas tai yra per problema ir kaip jinai turėtų būti sprendžiama. O praktiškai, jeigu nebus švietimo ir sprendimų, tai realiai mes niekam kelio neužkirsim. Iš tiesų, dabar Lietuvoje šitie dalykai yra palikti didžiąją dalim mokymo įstaigų administracijos iniciatyvai. Nes tenka bendrauti su pedagogais, tiek su visuomenės sveikatos specialistais. Vienos ugdymo įstaigos labai domės, skiria tam daug laiko, daug nemažai lėšų ir stengiasi kažką daryti. Čia nenagrinėjo gerai, blogai, kito sako, pas mus viskas gerai. Netiesioginis neįgymas, ne toksai? Tai tiesiog visiškai tiesioginis neįgymas. Aha. Aš nekalbu net apie atskiras įstaigas, aš galiu kalbėti apie atskirus miestus. Yra miestų, iš kurių nesu nieko girdėjęs, kad ten būtų kažkokie mokymai ir aš šiaip daug maž girdžiu, kas daro. Vėlgi, tas mokymas kol kas yra, nėra sistemos. Nenoriu vartoti žodžio padrikas. Jis remiasi entuziazmu, sakykime taip. Kiekvienas daro taip, kaip kažkokių standartų nėra ir tie dabartiniai pilotai, jie galbūt ir duos rezultatus, kurių reikėjo užvakar. O jie duos ateity. Ir mes šitoje vietoje liūdnai vėluojam, liūdnai atsiliekam, būdami pagal statistiką pirmaujantį šalis pagal nors kartą garinus 15-16 metų moksleivių kiekį. Europa, pirma šalis. Man tai čia yra baisu. Mes išlaikom tokią olimpinę ramybę ir... Kažkada pasikeis, ne? Laukiam kol paės. Kantrų žmonės. Bet ta kantrybė, jinai finale pasiverčia į sveikatos kainą, į gyvybės kainą, ir su to susijusios visus, sakykime, likusios dalykus. Kalbant apie mokymo įstaigas, tai jo susiduria su tai, ką galim būti pavadinti ūminiu toksiškumu, tai yra, be Europos pediatrų akademija yra vienas iš tokių mokslinių organizacijų, kurį viena iš pirmųjų vardino, kad elektroninių cigarečių ūminis toksiškumas yra didesnis negu tradicinių. Tai toks labai drąsus pareiškimas. Ir Europos pediatrų akademija, kurioje yra 2 Vilniaus universiteto profesoriai, tai profesorius Sutkus ir profesorius Valiulis, bet jų toks teiginys, jis toks pionieriškas, sakyčiau, pirmaujantis, kad būtent elektroninės cigaretės vienkartinis toksiškumas, aišku, paaugliui, vaikui,
yra didesnis negu prastos cigaretės ir jos nėra saugesnės ilgam vartojimui. Tai aišku, dabar atsiras ir daugiau tokių, bet pediatrai yra pirmieji, nes jie turi didžiausią klinikinę patirtį. Tai pirmasis buferis taip išėjo. Taip ir anksčiau mes pasakodami pediatrams, kokios medžiagos ateina į mūsų rinką, dabar jie pasakoja mums, mes išmokti tapo mokiniai. Jie pamato pirmiausias tas naujoves ir skaudu, bet pirmasis segmentas gyventojų, kuris tai pajunta, yra tai, ką mes turėtume saugoti, tai yra nepilnamečiai. Bet ar tada teisingai būtų suprast ir stiprinti ir plėsti ugdymo įstaigų ir ypatingai ir mokytojų ir administracijų bendradarbiavimą būtent su klinikinė gradim? Girdžiu, ką sakot. Iš tiesų ir taip ir ne. Mokymo tendencijos, jos turi kažką bendro, išsidirbę yra pagrindiniai principai per pastarosius kelis dešimtmečius, plus yra ir naujų dalykų. Vienas iš tų naujų ieškojimų yra, tai labai senas modelis yra taip, teach the teachers, mokyk mokytojus. Bet ilgą laiką rėmėsi atvažiuos kažkoks gudrutis iš ligoninės papasakos vaikams. Šiai dieną tai yra visiškai paneigta. Moksleivis geriausia klauso ir geriausia girdi žmogų, kuris asmeniškai pažįsta. Tai yra, ar tai mokytas, ar socialinis darbuotojas, ar visuomenės sveikatos specialistas. Su jais dirbti turi ir gali specialistai, bet informaciją nunešti moksleiviams turi žmonės, kuriuos tie moksleiviai pažįsta. Tai yra nauja tendencija, lygiai taip pat kaip kažkada bus labai populiari tendencija rodyti vartotojus vaikams, gąsdinimo idėja apie tai, kad tai atgrasys. Dabar ne tai, kad nerekomenduojama, yra kategoriškai draudžiama. Nes prevencijos mokslas jis irgi eina po truputį priekį. O kaip jūs žiūrite šitam kontekste apie tą projektą arba modelį mokinys mokiniui? Kiek jisai gali būti tada veiksmingas? Kai vyresnio klasio mokiniai, sakykime, kaskaduoja jaunesniem, irgi tam tikrų savo vidinių tyrimų atliktų. Pavyzdžiui, dabar mes turim biologijos, chemijos pamokas, yra jungtinių dabar kursinių darbų ir taip toliau. Tai ar tai gali būti veiksminga kartu su kitom priemonėm? Iš tos jūsų pirmo teiginio, kurio, kaip sakiau, 17 pradžios nesimenu, jūs labai gražiai pasakėt vieną dalyką, kuris man įstrigo, kurį norėčiau reflektuoti, tai yra, kad tos sutartys su moksleiviais mokyklos yra tiek nusibodęs dalykas ir aš nežinau, ar jūs patikėsite, bet aš esu nemažai prisidėjęs, kad jos atsirastų. Ir tada prisidėjo ne kaip specialistas, o kaip jaunas tėvas, mano vyriausias sūnus, kuris dabar jau, švelniai sakant, suaugęs pats turi šeimą ir vaikų, ėjo į mokyklas ir aš buvau iniciatorius, kad Lietuvoje atsirastų tos ne iš karto atėjo, bet jau reikėjo tam tikro laiko, tam tikrų skaudžių patirčių. Ir tai tapo jau kaip ir netgi old school, ar ne? Per tą ilgą laiką. Dabar jūsų modelis moksleiviams jau tada buvo vienas iš labai rimtai vertinamų. Ir žinot, kodėl? Labai įdomi aspektai. Kuo jis plačiau taikomas? Visų pirma, moksleiviai tą bendramžių informaciją priima žymiai natūraliau ir lengviau įsileidžia. Bet kalbėti reikia ne tik apie tos, kurie klauso. Labiausiai kalbėti reikia apie tos, kurie kalba. Nes jisai paruošia medžiagą. Jis ruošia ir pirmiausia, kas geriausiai savina, jisai pats. Aš kaip profesionalus dėstytojas galiu pasakyti, nes yra tekę dalyvauti ne vienuose mokymuose, kuriuos jau kartoja teiginius, nuo kurių jau kartais ir pykina. Apie tai, kiek informacijos išlieka auditorijai, jeigu jie tik klauso, kiek informacijos išlieka auditorijai, jeigu jie klausinėja, o vaikus klausinėja geriau negu suaugusius, ir kiek informacijos išlieka pačiam lektoriui. Tai jeigu tokių lektorių bus daugiau, tai nors šitą segmentą mes išlošim iš karto. Mes tiesiog sukursim tokį kaip ir kritinę masę. Kritinę masę. Taip. Mes sukursim teisingos minties ambasadorius. Taip, tai bus vaikai, kur jie labai bendrauja. Ir jeigu bus nors vienas, kuris bus tvirtai įsitikinęs savo tiesą, tai yra nepaprastai vertinga patirtis kitiems moksleiviams, kurie galbūt svarsto.
Bet tokiu atveju mes kaip ir su jumis radom, nesakyčiau tokį aukso receptą, bet vieną iš galimų sprendimų. Nes ugdymo įstaigom, administracija ir mokytojams, dirbant ir stiprinant savo veiksmus ir siekiant pagerinti prevenciją elektroninių cigarečių vartojimo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo mokyklose, reikia pasitelkti gana platų arsenalą įvairių sprendimų ir veiksmų. Ir vienas iš jų, kurį mes ką tik įgarsinam, tai yra projektai mokinys mokiniui. Tikim, kad šita medžiaga jam bus naudinga, prasminga ir padės šiame nelengvam keliui. Ačiū, Robertai. Ačiū, kad dalyvavai. Ačiū.